Labas rytas. Aš mėgstu sakyti, kad ilgoms kelionėms dar niekas nesugalvojo nieko geriau už dizelinį universalą. Tačiau rinka ir kiti vairuotojai sako, na ne, crossoveriai dabar populiaru, taip pat hibridai. Tad štai šiuo hibridiniu Renault Rafale leidomės ilgą kelionę. Rafale Renault flagmanas. Didelis, erdvus, dailus, technologiškai pažangus ir galingas. 300 arklio galių pasiekiantis įkraunamas hibridas. Idealus šiuolaikinio vairuotojo pasirinkimas ilgai kelioniai, ar ne? Taigi šventiniu periodu su šiuo modeliu apsukome Lenkiją, Čekiją, kabinome šiek tiek Vokietijos. Ir čia papasakosiu, kokius įspūdžius per pusantros savaitės man paliko šis Renault. Pradžioje tiesiog negaliu nepaminėti jo dizaino. Nesu SUV mėgėjas, kupė SUV man atrodo kaip kvaila idėja, tačiau prancūzų dizaineriai eilinį kartą parodė gerą pavyzdį. Rafale masyvus ir tvirtas, tačiau nemenkinantis kitų, neužduodantis blogo tono. Jis gausus modernių detalių, bet atrodo klasiškai. Žvilgsnių sulaukime daug, viešbučiai rezervavo geriausias vietas prieš pat duris. Geri įspūdžiai persikelia ir į priekį. Rafale salonas toks pats kaip ir kitų didžiųjų Renault. Dailus, ergonomiškas ir turintis kokybiškas medžiagas. Didžiausi pagyrimai technologijoms ir multimedijai su puikiu junglumu. Veikia labai gerai ir nė karto neerzino. Vienintelis priekaištas priekyje – kišenėlės duryse. Jas netelpa 1,5 litro vandens butelis. Gale iš pirmo žvilgsnio taip pat viskas atrodo puiku, tik pasižiūrėkite kiek vietos. Bet ilgoje kelionėje paaiškėja, kad sėdynė yra gana žemai, kojos iškeltos aukštai, atrodo vietos joms yra, bet sėdėjimas nėra pats patogiausias, ypač kai po priekinėmis šildomomis masažuojančiomis sėdynėmis negalima pakišti kojų. Tad po kokių 4-5 valandų, reikia ir norisi paraižyti. Ta pati problema su dėtuvėmis duryse, čia netelpa didelis vandens butelis. Bet keleiviai gale dar padirbėdami, šiek tiek prie kompiuterių, prie telefono, labai įvertino porankį, kuris turi ne tik puodelių laikiklius, bet ir laikiklius mobiliesiem įrenginiam. Kelioniniam automobiliui yra itin svarbu bagažinės dydis, tai va tiek. Mes daiktų turim, visą tokią didelę krūvą ir, kaip manote, šitą SUV kupė tilps, ne? Telpa. Gera funkcija. Nuo kojos paspirimo visuomet suveikia. Šiek tiek žaidimo su Lego įgūdžiu ir visa šita krūva sutilpo į 530 litrų bagažinę. Toks dydis yra tikrai geras crossoveriui. Tiesa, tenka daug keliauti su asmeniu, su draugo universalu ir ten taip pat telpa tiek pat. Tiesiog dar važiavus į parduotuvę galima dar kažko prisidėti, o čia kaip ir užpildome viską. Pasižiūrim, ar užsidarys. Taip, telpa. Rafale didelis ir talpus SUV, vienas talpiausių savo klasėje, bet klasikiniams vidutinės klasės universalams, kurių rinkoje jau beveik nebeliko, erdvė neprilygsta. O kaip jis važiuoja? Labai gerai. Net ir Vokietijos autobane maksimaliu elektronikos iki 180 km/h apribotų greičiu jis stovi ant kelio tarsi įkaltas, o siauruose kalnų keliukuose džiugina vikrumu ir geromis valdymo savybėmis. Senuose kaimeliuose sukinėtis labai padeda visi vairuojami ratai. Aišku, tos geros valdymo savybės reiškia, kad Rafale tikrai neplaukia keliu. Jis gana standus, skaičiuoja nelygumus, tačiau didelio diskomforto nesijaučia. Pakaba dirba solidžiai ir subalansuota atrodo gerai. Garso izoliacija pagal klasės standartus taip pat gera. Stiprių 9 įvertinčiau pagalbinės vairuotojo sistemas. O dabar prie kontroversiškos temos – įkraunamo hibrido. Šis Renault Rafale turi 1,2 litro benzininį variklį bei 2 galingus elektros motorus, kurie bendrai išvysto 300 arklio galių ir sukuria iš tiesų stebinančią dinamiką. Justi, kad didesnę dalį darbo atlieka elektros motorai, kurie leidžia šauti automobiliui į priekį vos prisilietus prie akceleratoriaus. Vidaus degimo variklis nors ir suka ratus, bet daugiau dirba kaip generatorius. Iš tiesų, elektros dinamika stipresnė, tolygesnė ir malonesnė.
Visais ratais varomas SUV turi ir 22 kWh bateriją, kurią įkrovus iš tinklo teoriškai galima įveikti virš 100 km vien elektra. Automobilį kroviau ir elektra važinėjau per kalėdas lankydamas giminaičius. Net ir prastu oru, kai reikia stipraus šildymo, Rafale elektra važiavo apie 70 km, tad neabejoju, vasarą nuvažiuos ir visą 100. Bet kelionėje... Ar aš naudoju bateriją? Ne, jos visiškai nekroviau nė karto, nes tai nebuvo patogu ir pasirodo Europoje tai yra labai brangu. Be to kelionėje aš nenorėjau taikytis prie automobilio. Na, atostogos, aš neturiu dirbti automobiliui, automobilis turi dirbti man. Kadangi baterijos nekroviau, tai degalų sąnaudos nedžiugino. Nuvažiavus beveik 3,5 tūkstančių km, borto kompiuteris rodo kiek daugiau nei 8 litrus 100 km. Kad magistralėse didelis ir sunkus SUV važiuodamas nelietuviškais greičiais naudoja tarp 80 litrų degalų, pateisinama. Liūdniausia buvo matyti, kad ir ramiai riedant turistiniu režimu, jo degalų sąnaudos niekaip nenukrenta žemiau 7 litrų. Nes mažas 3 cilindrų motoriukas dirba išsijuosdamas, kad įkrautų bateriją, o galingi elektros motorai šią labai greit ištuština. Na, paskutiniai Renault kūriniai atrodo tikrai vykę. Renault Rafale taip pat žavė savo dizaino ir važiavimo savybėmis. Tai iš tiesų geras automobilis. Bet ar jis pagaliau gali aplenkti tradicinį dizelinį universalą ilgose kelionėse? Na, ne visai. Lyginant su mano 5 metų senumo universalu, Renault iš tiesų jį tiesiog pažemina technologijos srityje, taip pat jis yra geriau valdomas. Na, bet senas geras universalas vis tiek turi savų ilgose kelionėse itin svarbių pranašumų. Tai didesnė ir patogiau panaudojama bagažinė, patogesnės sėdynės gale ir svarbiausia dizelinis variklis, su kuriuo per Europą galima tiesiog skristi gerokai didesniais greičiais, naudojant mažiau degalų. Na, bet tokio hibrido prasme matau. 22 kWh baterija leidžia jį kasdien naudoti kaip elektromobilį. Aišku, jeigu turite savo elektrą, o vienoje kitoje ilgesnėje kelionėje ir tos didesnės degalų sąnaudos nepamaišys. Be to, įkraunamas Renault Rafale yra tik nežymiai brangesnis už paprastą 200 arklio galių hibridą. Prabangios Esprit Alpine versijos atitinkamai kainuoja 45 ir 48 tūkstančius eurų.